Esate 15 min LT žurnalistų mokyklos susitikime su žurnalistu Andriumi Tapinu. Sveiki visi, esu Andrius Tapinas. LRT televizijoje šiuo metu vedu 2 laidas. Kas jums yra įdomu, kas jums yra nesuprantama, mūsų žiniasklaidoje galėsim kalbėti ir apie knygas, vis dėlto knygų mugė čia yra, ar apie dar kažką. Žodžiu, atsakysiu tikrai visus klausimus, kiek mes spėsim. Savanoriai būsit žurnalistai, o aš būsiu tas, kuris duoda interviu. Kaip vertinate spektaklio pasisekimą tarp žiūrovų? Žiūrovai. Na, gerai vertinu. Publika. Bet nežinau, ar suprato, ką aš norėjau pasakyti jiems. Aš savo vaidybinių čia sugebėjimų, aišku, nepervertinu, bet su menininkais yra labai sunku. Ir yra buvę interviu, kai jau pauzės būdavo dar ilgesnis. Ir tu tiesiog galvoji, come on, nu dabar kas yra, nu kodėl tu nori sukurti tą kažką. Tiesiog atsakinėk į klausimą. Bet su kultūros žmonėm taip, nes kiekvienas jų yra didesnis genijus už kitą. Ir su genijais vis yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Tai turėkite tą omeny, kad aš niekuomet nepavydėjau kultūros žurnalistams. Manau, kad tai yra sunkiausia profesija apskritai. Labą dieną, Šarūnai. Ką tik baigėsi svarbios varžybos, iš tikrųjų pralaimėjote vos keliais taškais. Tai kaip vertinate savo žaidimą šiandienos varžybos? Kaip čia vertinate? Šitas klausimas, kaip vertinate? Žaidėm, pralaimėjom, ką čia vertinate? Patys viską matėte. Bet porą taškų liko ir jūs prametėte tą lemiamą metimą ir surėmėte. Prie ko čia aš, visa komanda pralaimėjo, jūs rungtynės matėte apskritai? Taip, mačiau matėte, nu ir ką? Turbūt reikėtų atskirti sportininkus ir krepšininkus. Su kitais sportininkais mes galbūt turim problemą, kad jie sunkiai kalba, mūsų krepšininkai dažnai gerai kalba, bet turbūt esat matę ne vieną interviu, vėl aš norėjau parodyti keletą interviu kaip pavyzdžių. Turbūt visi esat matę žymų interviu su Saboniu, bet Šarūnas tikrai stengiasi ir Darius Songaila labai stengiasi parolimpinės žaidynės ir kad jie pramuštų tą interviu, reiškia, su savo arogancija ir tai turėkite omeny, jis negali bijoti savo pašnekovą. Fun here on my side.